Jūs prašot mane parodyti kažkokių šitų Infiničių. Tai šito žiūrėkit, radau vieną visai protingą mušimą, to aš jums parodysiu. Tai yra QX60 Lux komplektacijai. Bus aukcionas sausio 8 dieną, 112 000 mylių ir parsiduoda draudimo kompanijos. Jinai kūrėsi ir važiuoja, 3.5 varikliukas, priekis varomas, kaip matot, yra gavęs į priekinę dalį. Čia balkis yra praktiškai nepažeistas, grotelės, bamperis, kapotas, lempa, didėjai pažeidimai, bet jinai kūrėsi ir važiuoja. Radiatoriai niekas tepalas nepabėgęs, niekas neprakirsta, šitoj pusėje, lempa irgi išdaužta. Abi dvi lempas tada reikia keisti realiai. Juodas spalva, kėbulas atrodo visai nieko, juodas salonas. Juodos sėdynės, šviesios lubos, yra liukas. Mašina rašo, kad kūrėsi ir važiuoja. Taip ir yra, užsiveda. Panelė tvarkoj, ekranai, viskas irgi tvarkoj. Varikliukas dirba gražiai, klaidų jokių nemeta. Čia viskas atrodo švaru gražu, apdaila tvarkinga. Švari mašina irgi prižiūrėta šita mašina. Iš karto matau, kad bus visai neblogas variantas, nes nėra, kaip sakant, užversta šiukšlė, žinot, kaip būna. Kėbuliukas va čia irgi viskas tvarkoj. Šiek tiek pabraižymų gale, bet čia senas turbūt kažkoks buvo pabraižymas ir pateptas. Sparno pabraižymas lengvas. Čia va viskas yra gerai. Bagažinė irgi švari graži. Kaip matot, šita pusė tvarkinga. Smūgis tikrai nėra didelis ir jisai gan lengvai sutvarkomas.